Moterims tikrai dažnai būna neramu, kyla baimio, daug klausimų iš tikrųjų, kaip viskas vyks, kaip bus. Tai čia yra natūralu. Svarbiausia, kad jos turėtų su kuo pasikalbėti. Ką moteris pati gali daryti, tai sekti vaisiaus judesius. Tai yra, kai jų ir sumažėja, vis tiek 10 judesių per valandą reikia suskaičiuoti. Ar gali prasidėti sąrėmiai, bet nenubėgti vandenis? Ar gali? Taip dažniausiai ir būna. Tiek vaikeliui, tiek mamai, jeigu viskas eina sklandžiai, visada yra geriau pagimdyti natūraliais takais negu cezario pjūvį. Jūsų dėmesiui epizodas, kuriame šiandien mes pasikalbėsime apie būsimas mamas ir visas moteris šiuo metu gyvenančias laukime. Nėštumas – ypatingas laikas ir šiandien mes norime jam skirti išskirtinį laiką ir dėmesį. Pas mus šiandien laidoje vieši Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės akušerijos ginekologijos skyriaus akušeris ginekologas Evaldas Sutkus. Labadiena. Labadiena. Ir akušerė Jūratė Montvilienė. Sveiki. Labadiena. Iš tikrųjų, tai nėštumas tai yra ypatingas periodas. Ar gydytojams galima pasakyti, kad tai vis dar ypatingas, išskirtinis laikas ir kiekviena besilaukianti moteris yra lyg ta pražystanti gėlė? Ar jūs jau esat pripratę savo darbe ir tai žiūrit labai natūraliai? Taip, šiaip nėštumas yra ir gyvybės pratęsimas yra be abejo gyvenimo stebuklas. Jeigu nebūtų gyvenimo pratęsimo, mes visi išnyktumėm. Ir tai tikrai labai gražus gyvenimo tarpsnis, kai moteris gali tapti mama, lauktis vaikelio, jos auginti, tai yra turbūt pati didžiausia gyvenimo dovana. Vis dėlto pasiruošimas tapti mama yra ypatingas ir tai nėra šiaip paprastas laikotarpis, jam reikia ruoštis atsakingai. Tai kokie tie pirmieji dalykai, ką reikėtų žinoti, kai tu sužinojai, kad laukiasi? Jeigu moteris planuoja nėštumą, tai būna vienoks atsinešimas, bet būna kitą kartą ir netikėtas nėštumas, bet kuris aišku irgi taip pat atneša savo džiaugsmą, taip kad jeigu planuojant nėštumą, tai daugelis moterų žino, kad pradeda gerti folio rūgštį ir pereina prie sveiko gyvenimo būdo, ypatingai tą turi padaryti ir vyras. Mesti rūkyti, gal mažinti alkoholio tam, kad perduoti sveiką genofondą. Ir nesulaukus pirmųjų mėnesinių, aišku, pasidaryti nėštumo testą ir jokių būdų, čia galbūt klausimai ten dubliuosis, bet kokios tos klaidos būna, kaip sakant, vieną dieną kaip ne vieną, tai tik tai vieną dieną neteina mėnesinių, jau lekia pas gydytojus, skuba prašo žiūrėti ultragarsu, to tikrai nereiktų daryti. Ramiai palaukti porą savaičių dar ir jeigu tos mėnesinės neteina, nėštumo požymiai stiprėja, tai ir pykinimas ar krūtų jautrumas, tai tada jau po poros savaičių galima kreiptis pas gydytoją, kad šis galėtų diagnozuoti nėštumo dydį, vietą pastojimo. Paminėjote, kad labai svarbu yra rūpinti savimi dar prieš ruošiantis pastoti, ar ne? Kiek laiko jau reikėtų susiimti ir pagerinti truputėlį savo gyvensenos įpročius? Vyram tai rekomenduojama bent jau, kol ta spermatogenezė pasikeičia, tai bent jau 3 mėnesius nerūkyti. O moteriai, jeigu planuoja, pavyzdžiui, folio rūgštį, galima vartoti net ir metus laiko iki planuojamo pastojimo. Tai jau tikrai reikėtų pasiruošti tinkamai. Tai čia yra, kaip sakyti, A lygio rekomendacija, kuri folio rūgštis sumažina nervinio vamzdelio apsigimimų riziką, tas yra svarbu. Na ir sužinojo moteris, kad laukiasi, nesvarbu, ar tai buvo planuotas nėštumas ar neplanuotas, vis tiek tai yra ypatingas periodas. Koks yra jūsų, Jūratė, vaidmuo moters, kuri yra besilaukianti? Pirmiausia, pradėkime nuo to, kas yra akušerė. Tai akušerė yra pats artimiausias specialistas, kuris lydi moterį visais jos gyvenimo tarpsniais, o šituo metu, nėštumo metu, tai ypatingai jos pagalba, kompetencijos, žinios yra labai reikalingos, nes būtent ypatingai pirmą kartą besilaukiančiams moteriams iškyla daug klausimų, atsiranda daug nerimo, baimių ir būtent akušerė padeda su jomis susidoroti. Jis yra praktiškai kaip tarpininkė tarp moters ir gydytojo. Aišku, gydytojas irgi daug žinių suteikia ir informacijos, bet dažnai būtent akušeriai moteris atsiveria, pasitikė, išdrįsta užduoti klausimus, kurių nedrįsta galbūt gydytojo paklausti. Ar yra per jūsų praktiką kažkokie klausimai, kurie jūs labiausiai nustebinę galbūt?
Arba įsiminę? Ne, galbūt nenustebinę, aš daugiau stacionarinė akušerė esu, tai kas mus vizituojant po gimdymo, nustebina, būtent nustebina, kad gydytojas pravizitavo ir eina po to, neužilgai eina akušerė vizituoja ir jos klausia, ir to, ir ano, ir mes sakom, kodėl gydytoja neklausia, kažkodėl, tai aš tą tikrai pastebiu, gal pasitikėjimas, gal kad moteris, nežinau, dėl ko, tai kartais tas nustebina. Ir tas akušerė daugiau maitinimas, kas yra labai svarbu po gimdymo, čia šito klausimu tikrai akušerės daugiau padeda. Gydytojas gali pakonsultuoti, o parodyti, pamokyti, tai čia jau yra akušerės prerogatyva. Apie žindymą būtinai pasikalbėsime. Dar grįžtant prie nėštumo, ypač pirmieji 3 mėnesiai yra labai svarbus, pirmasis trimestras, tai pakalbėkime apie nešiosios moters priežiūrą. Kokie jį turėtų būti, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokie tyrimai reikalingi atlikti. Taip, tai kaip ir minėjau, moteris jau porą savaičių nesulaukus nėštumo mėnesinių rekomenduočiau, kad jau kreiptis pas specialistą, kad tiksliai diagnozuoti tą nėštumo laiką. Nes kartais būna prie nereguliaraus ciklo, prie tam tikrų ligų nėra lengva nustatyti tikslų nėštumo terminą. Bet kuo anksčiau jis yra nustatomas, tuo tas gimdymo terminas yra tikslesnis. Pirmą nėštumo trimestrą iki 12-13 nėštumo savaitės rekomenduotina moteriai jau pradėti lankytis ar tai pas šeimos gydytoją ir būti konsultuojamam ginekologui, arba tiesiog lankytis pas ginekologą ir, kaip sakant, pradėti eiti nėščiųjų įskaitą. Nėščiųjų įskaita taip yra tokie 3 pagrindiniai, gal sakytum, etapai, nes nėštumas yra suskirstytas į 3 terminus, 3 trimestrus. Tai va, pirmasis nėštumo trimestras yra bene pats svarbiausias, kada yra nustatoma, kaip sakau, nėštumo dydis, galimi apsigimimai, patologinės nėščiosios būklės, taip pat todėl tyrimai, kraujo tyrimai, šlapimo tyrimai, ultragarsinis tyrimas yra atliekami pirmam nėštumo trimestre. Nesakyčiau, kad reikia labai skubėti, kaip sakau, tik tai savaitę praėjo, lėkėjo moteris darosi kraujo šlapimo tyrimus, todėl kad gavus atsakymą dar negalima iki 12 nėštumo savaitės tam tikrų intervencijų daryti, kaip pavyzdžiui, antibiotikų skirimas rekomenduotinas, pavyzdžiui, dėl šlapimo pasėlio. Jeigu yra simptominė bakteriūrija, tai yra skiriamas gydymas nuo šlapimo takų infekcijos, bet jau tai stengiamas daryti kokią 14-15 nėštumo savaitę. Dabar yra didelės galimybės moteris įtirti genetiškai, taip kad yra dabar skrininginis metodas, neinvazinis, vadinamas not invasive prenatal test, kurį galima atlikti nuo 10 nėštumo savaitės. Ką patarčiau moteriam, tai vėlgi neskubėti darytis, kartais moteris bėga į laboratoriją, iš karto ateina, sako, aš jau pasidariau, tačiau vis tiek darant tai yra svarbu, kad būtų nėštumo dydis bent jau 10 nėštumo savaitės, kad vaisiaus frakcija būtų pakankama, nes jeigu tu pasidarysi anksčiau, gausi nepatikimą rezultatą ir tai tiesiog bus išmesti pinigai. Antras momentas, reikia paimti ant gyvo vaisiaus, nes kartais būna nelaimių ir gali būti nesivystantis nėštumas, o moteris vis tiek pasiims tą tyrimą, taip kad va. Arba ultragarsu matysi pakitimus, tada jau nipto tyrimas netinkamas, jau tada reikia kito lygio tyrimus daryti ar amniocentezę ir žiūrėti 3 lygio stacionare, taip kad nereikia šito klausimu skubėti, bet va, reiktų kreiptis pas ginekologą. Tada iš kraujo tyrimo, tai suprantama, yra pilnas kraujo vaizdas daromas, kas dar yra svarbu, glikemija, cukraus kiekis kraujuje. Tas skanusis testas? Ne, dar ne apie tai šneku, dar ne tai. Pirmam nėštumo trimestre, kai mama, tai yra tiesiog nevalgius negerus, moteriai paimama kraujo tyrimas dėl cukraus kiekio kraujuje. Ir jeigu jis yra 5,1 ir daugiau, tai jau yra diagnozuojama nėštuminis diabetas, gestacinis diabetas. Ir tada jau moteriai tenka važiuoti pas endokrinologą, kuris paskiria sekti cukraus kiekį kraujuje, paskui, jeigu reikia, paskiria dietą, kuo dažniausiai, ačiū Dievui, ir užtenka, nes tai yra svarbu dėl tolesnio vaikelio vystymosi. Kiti kraujo tyrimai, kaip ten živ, ten dėl sifilio, ten B hepatito, tai čia rutiniškai visi atliekami. Kas dar mums būna aktualu, hemoglobino kiekis kraujyje ir jeigu jisai yra ant ribos, daromas rekomenduojama feritino kiekį, kokios yra geležies atsargos.
Nes nėštumo metu, kaip taisyklė, jeigu moteris turi polinkį į mažakraujystę, jinai vis tiek išryškėja. Tada antram, kaip sakau, pirmasis nėštumo trimestras, kai baigėsi, jau moteris tikrai gali atsipūsti, nes jau daugumoje labai daug šansų, kad nėštumas baigsis laimingai. Nes jeigu kažkas nutinka, arba mes kažką nustatom, ypatingai va tuo ultragarsinio tyrimo metu, pirmo ultragarsinis skriningas arba tarp 11 ir 13 ir 6 savaičių. Jeigu tada matom viskas gerai, nipto tyrimas imkim. Nu čia bet nėra privaloma, sakau, bet jeigu yra geras, tai sakau, tikėtina, kad viskas bus gerai. Kuo jis dar labai pasižymi pirmasis nėštumo trimestras ankstyva nėščiųjų toksikozė. Pykinimai, vėmimai, kurie susiformavus placentai paprastai praeina. Daugumai baigėsi iki 12-14 savaitės, retai vėliau. Toliau yra antram nėštumo trimestre antrasis ultragarsinis tyrimas tarp 18-20 savaičių. Vėlgi, kai vertinam, ieškom vaisiaus displazijų, žiūrim, ar atitinka nėštumo laiką, kaip jisai vystosi, placentos būklė, vieta ir panašiai. Tas jūsų skanusis minėtas testas yra daromas gliukozės tolerancijos testas tarp 24 ir 28 savaitės. Tai daroma tik to moterim, kuriuom glikemija pirmo patikrinimo metu yra gera. Tai tada duodam stresą ir dar tam tikrą dalį išsiaiškinam nėštuminį diabeto ir moteris turi vykti pas endokrinologą į 3 lygį ir vėlgi skiriama konsultacija, cukraus sekimas ir jeigu reikia gydymas. Dar noriu įsterpti, kad šalia viso šito, šalia tyrimų, kurie yra reikalingi tiek moteriai, tiek vaisiui, ar ne, yra dar labai svarbu ir psichologinė moterų sveikata. Ir čia labai noriu pakalbėti, kad dažnai moteris susiduria ir su nežinomybė, depresija, ypač pirmą kartą besilaukiančios vaikelio, ar ne. Jūrate, ką jūs girdite iš moterų, kokie jums klausimai kyla, ar joms užtenka informacijos, kaip jaučiasi dažna būsima mama? Tos informacijos yra daug, iš tikrųjų ir reiktų mokėti atsirinkti iš tos visos informacijos gausos. Moterims tikrai dažnai būna neramu, kyla baimių, daug klausimų iš tikrųjų, kaip viskas vyks, kaip bus. Tai čia yra natūralu. Svarbiausia, kad jos turėtų su kuo pasikalbėti iš tikrųjų. Artimoje aplinkoje tai tinka ir mama, ir sesuo, ir draugė. Ir vyras, ir psichologas, ir galų gale tas pats ginekologas. Svarbiausia, kad tai būtų išmintingas žmogus, kuris gebėtų išgirsti, suprasti ir jeigu reikia padėti. Tai va, šiaip yra ir tie nėščiųjų forumai, grupės, jos tikrai gali juose registruotis, dalyvauti ir dalyvauja iš tikrųjų moteris, nes juose jos supranta, kad tokioje situacijoje jos yra ne vienos ir daug moterų patiria panašius jausmus ir emocijas. Bet turbūt labai svarbu ir čia nepamesti to kritinio mąstymo kiekvieną kartą, ar ne? Taip pat būtent. Laiku ir turbūt tinkamai reaguoti į tam tikrą savo situaciją, bet ir nebėgti dėl kiekvieno galbūt net nereikalingo požymio, ar ne? Tai yra svarbu. O kalbant apie nėščiųjų kursus, kada yra rekomenduojama, kuriame nėštumo mėnesį jau vertėtų skirti dėmesio? Šiaip, kada jos, kai sakau, yra poreikis, noras, jos gali bet kada, nėra taip pat. Bet šiaip optimalus laikas yra maždaug 20-24 nėštumo savaitę pradėti ir paskaitų ciklą užbaigti rekomenduojama iki 36 nėštumo savaitės. Tai dar tada informacija susiguli, bet nepasimiršta. Tai tiek. Na, kai daugiau laiko atsiranda, kai moteris išeina į dekretą nuo 30 savaičių ir kadangi tos paskaitėlės apie gimdymą, apie nuskausminimą, maitinimą, geriau arčiau gimdymo, kad nepasimirštų taip pat. Jeigu, aišku, labai sveika ir pakartoti. Žinių niekada nebus per daug, ar ne? Gydytojau, sustojam su jumis ties gestaciniu diabetu tyrimais. Kas toliau? Tai toliau, jeigu sulaukiam 30 savaičių, paprastai moteris išleidžiama į dekretą. Nors galima išeiti ir vėliau, bet iki gimdymo, kad spėtų išeiti, tai gauna tada būtent išmoką. Žodžiu, tai va. Toliau yra apie 32-34 savaitę vėl kartojami kraujo tyrimai, bet čia pilnas kraujo vaizdas dėl tam tikrų infekcinių ligų. Žiūrima ultragarso apie 300, stengiamės vėlinti tą laiką, 34-35 savaitę, žiūrim vaikelio dydį, kaip vystosi, ar jisai neatsilikinėja
žiūrim vaikelio pirmėgą, vertinam placentos būklę, placentos irgi vietą, lokalizaciją. Tai jeigu viskas gerai, tai tu to ultragarso praktiškai jau kaip ir konsultacijų sekant nebereiktų. Toliau dar svarbus tyrimas yra dėl beta-hemolitinio streptokoko. Pasėlis iš makšties, jisai apie 36-37 savaitę stengiamės tada paimti, nes jeigu nustatoma kolonizacija streptokoko, tai gimdymo metu yra lašinamas antibiotikas tam, kad vaikelis neapsikrėstų. Tai yra labai svarbus tyrimas. Taip. Ir paskiau, artėjant terminui, realiai išnešiotas nėštumas yra nuo 37 iki 42 savaitės, daugumą jų gimdo tarp 39-41 ir artėjant gimdymo terminui, jeigu dar moteris negimdo, tam, kad intensyviau sekti vaikelio būklę ir pačiai mamai būtų ramiau, turim dienos stacionarą, kur moteris ateina tiesiog iš namų ateina, jai išrašoma kardiotokograma, jeigu reikia pažiūrima ultragarsu, ten kraujospūdis pamatuojamas. Jeigu viskas tvarkoja, pakalbama su ją ir išleidžiama namo. Ir paskiau po savaitės laiko, jeigu dar negimdo, yra sprendžiama, ar ją reikia stacionarizuoti, ar užbaiginėti nėštumą. Čia šnekant, jeigu viskas yra gerai. Taip. Deja, ne visą laiką tie nėštumai būna sklandus. Kokios dažniausios yra nėštumo patologijos ir kaip suprasti jau, kada jau reikėtų kreiptis į medikus, kada jau viskas netaip sklandu? Labai platus klausimas, jeigu šnekant apie... Sukonkretinkim. Kraujavimas. Kraujavimas bet kokiu atveju nėra normalus reiškinys, tačiau nereikia visada supanikuoti. Jeigu, pavyzdžiui, iki 12 nėštumo savaičių moteris pamato nors lašą kraujo, jai atrodo, kad jau reikia elementariai atvykti pas specialistą, jis įvertina ultragarsu vaikelio būklė, kartais būna ir labai didelis pakraujavimas, o nėštumas vystosi normaliai. Tiesiog placenta migruoja į viršų, formuojasi, gali krešulys pasišalinti ir viskas gali būti gerai. Bet aišku, pavyzdžiui, rudos išskiros kokios jos jau prognozuoja, kad gali būti ir nesivystantis nėštumas. Todėl reikia atvykti, jeigu skausmas stiprus, jeigu kraujavimas, tai geriau pasitikrinti be reikalo, negu praleisti namų. Apie didesnį nėštumą šnekant, kai jau judesius moteris normaliai jaučia, kas yra svarbu, kad nenumot ranka, kiek buvo skaudžių atvejų, galvoja, eisiu pas daktarą už 3 dienų, dabar judesių mažiau jaučiu, gal palauksiu dar tas 3 dienas ir kiek yra nelaimingai pasibaigę, kad ir žuvę vaikų vaisių. Tai yra svarbu, ką moteris pati gali daryti, tai sekti vaisiaus judesius. Tai yra, jau kai jų ir sumažėja, vis tiek 10 judesių per valandą reikia suskaičiuoti. 10 judesių per valandą? Taip. Nebūna taip, kad juda 24 valandas, būna, kad lėlės irgi miega, bet tomis valandomis, kada jis jau yra judresnis, tenai moteris turėtų suskaičiuoti tiek judesių. Skaičiavimas turėtų būti atsigulus, atsisėdus, ramybės būsenoje. Jeigu ypatingai gimda pasmuoja daugiau, moteris jaučia gal silpniau, sako, mažiau juda, tai jo, rekomenduotina atsigult ant kairo šono, uždėti ranką ant pilvo ir pasiekti. Bet koks mažas judesys yra judesys. Ir jeigu jau jauti, kad nesuskaičiuoji tų 10. Nesuskaičiuoji, geriau atvykti į stacionarą, užrašys kardiotokogramą, jeigu reiks pažiūrėti ultragarsu, įvertins vaikelio būklę ir arba stacionarizuos, arba paleis, tai čia jau priklausomai nuo nėštumo dydžio. Jūrate, kalbant apie moterų dar emocinę būklę, ką jūs matot, girdit, sakot, jums ir klausimų užduoda kitokių, turbūt, kurie neprieina iki gydytojo. Dar labai svarbu yra moterų fizinis aktyvumas. Vienos moteris, kurios buvo aktyvios iki nėštumo, dažnu atveju ir toliau palaiko fizinį aktyvumą, sportuoja, kitos kaip tik sulėtina tempą. Koks būtų jūsų patarimas, kaip reikėtų elgtis nėštumo metu? Kaip reikėtų? Vat būtent, reikia gyventi šiaip įprastą gyvenimo būdą, kažko kardinaliai keisti tikrai nereikėtų. Bet reiktų palaikyti tą aktyvų gyvenimo būdą. Tai bent jau tinka tam vaikščiojimas, lankymasis baseine, buvimas grynam ore, nėščiųjų joga. Tinka lankytis ir būtent tik tai besilaukiančiams moteriams skirtose treniruočių grupėse. Tai vat tiek. Rekomenduotina nepersistengti, nes jeigu tu padauginsi fizinio krūvio, paprastai gimda tau pasakys, kad sustok. Jinai pradės daugiau spazmuoti, pradės pilvą skaudėti. Tai pagrindinis gydymas ir tų priešlaikinių gimdymų, kurių yra tik tai netiek jau daug procentų, kad būtent yra apsauginis režimas labiau, daugiau poilsis.
Žodžiu, jeigu nebuvai sportininkė, tai ir nebandyk tapti, o jeigu buvai, tai su priežiūra turbūt, na vis tiek, ar ne? Na gerai, artėja ta didžioji diena gimdymo, reikia susikrauti krepšį. Ir čia šita tema, man atrodo, yra apipinta mitais ir ką ten dėt, ko nedėt, ko reikia, ko nepanaudosi. Tai jūsų patarimai kiekvienai būsimai mamai, tai kągi dėti į gimdyvės krepšį? Taip, pirmiausia, kada jūs susiruošti. Kad būtų ramiau laukti to gimdymo, tai jį galima jau pradėti ruoštis likus maždaug mėnesiui iki gimdymo, numatytos gimdymo datos, netgi ir anksčiau, nes, žinom, būna kartais, kad kūdikis pradeda belstis ir žymiai anksčiau. Taip, nutekės vandenys jo. Ir jeigu tas krepšys bus suruoštas, tai paprasčiausiai pora patirs mažiau streso, kurio prasidėjus gimdymu ir taip netrūksta. Tai va, šiaip svarbiausia, ką rekomenduočiau, neprisikraukite didžiausių lagaminų. Važiuojat keletui dienų į ligoninę, ne atostogoms į Maldyvus ar į Turkiją, tai susidėkit pačius būtiniausius daiktus. Dar ką rekomenduoju, vertingus daiktus, papuošalus palikti namuose. Nes paskui kartais reikia gimdyklą įsisekti, kažkur ten tėčių duodi, tai pameta, tai nusimeta. Stresas iš tikrųjų paskui neatsimena, reikia ieškoti. Tai va, o svarbiausi dalykai tai yra asmens dokumentai, nešiosios kortelė, ten papildomi tyrimai, gimdymo planas, jeigu tokį turite, kad ten ir keletas punktų, bet vis tiek jis yra reikalingas. Ir vaistai, jeigu vartojate, tam yra moterų tam tikrų, kuriuom reikia jų. Tai juos būtinai pasiimkite. Šiaip į gimdyklą pagrindiniai dalykai tai turėtų būti atskiras krepšys, būtent į gimdyklą. Tai jame turėtų būti vandens buteliukas ar gertuvė, neatsukamas, o lengvai atidaromas, kad būtų patogu gerti ir atsigulus. Ten gali būti energijos suteikiantis užkandis koks nors, nes vis tiek gimdymas yra ilgas procesas. Nežinai, kiek laiko truks. Taip, ypatingai pirmą kartą, tai tikrai ne valandą ir ne dvi, tai kartais tinka ir javainių batonėlis, ir šokoladas, ir sausainis. Tai va, lūpų balzamas, gumytė plaukams, reikalingos guminės šlepeitės, nes ar į dušą įsti, tai jos turėtų būti lengvai plaunamos, valomos, naktiniai marškiniai, chalatas, rankšluostis dušui. Galima į gimdyklą pasimti ir tam tikrų priemonių jaukiai aplinkai sukurti, tai tinka ir kvapai, ir muzika, ir gal kokia knyga, mėgstamas žurnalas, masažinis kamuoliukas, o tokie visi dalykai tinka. Ir aišku, dar mažam žmogučiui reikia pasiimti, pasiruošti krepšį, tai ten jame turėtų būti vilnonės kojytės, rekomenduojam šiurkščios, natūralios vilnos, kad dirgintų tas kojytės jau mažas, kepurėlė, apatiniai marškinukai, šliaužtukai, sauskelnės, pagrindinės sauskelnės, tai va. Tai va tokie pagrindiniai dalykai. Ir dar turėtų būti krepšys kaip po gimdymo. Tai tenais reikės naktinių marškinių, kojinės galų gale, ar ten kelnės, kaip moteris mėgsta kartais sportinį kostiumą, nemėgsta tų halatų ir marškinių, bet vis tiek žindymo marškiniai turėtų būti, nes vis tiek patogiau, kad jie priekį atsisaksto. Turėkit maitinimo liemenėlės. Higieniniai prausikliai, tai tos priemonės visos, jau ten dušo gėlis, jo šampūnai, tai čia tie visi dalykai, jo intimiai higienai prausiklis būtinai, rankšluostukai, vienkartiniai rankšluostukai, tarpėti. Dabar moteris labai tikrai mėgsta atsivežti tokius vienkartinius, kurie naudojami kosmetikos salonuose, kirpyklose, tikrai labai jie švelnūs, patogus, jie tinka ir naujagimų užpakaliukui nusausinti. Tai dar higieniniai paketai ir kelnaitės, aišku, ten tos specialios tinklinės gali būti, ar vienkartinės. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai. Higienė šitą moterį sauskelnės, kai vandenys nuteka, labai kad papildyt. Tai dabar jau ta didžioji diena, dar arčiau gydytojo, jau prieėjome link to, kad kaip suprasti, kad gimdai. Kiekviena gimdžiusi moteris turbūt pasakys, tikrai pajausiu. Jau tikrai šitą tai jau nesupainėsi su nieko, ar ne? Bet iš tikrųjų, kaip pirmą kartą moteriai pajausti, suprasti, kad jau kažkas vyksta? Realiai tie paruošiamieji sąrėmiai gali trukti ir keletą savaičių ir dar ilgiau. Ir daug atvejų būna, kai atvažiuoja jau gimdau, pasižiūri, kad gimdos kaklelis visiškai nepasiruošęs, viskas aukštai. Kardiotokograma galbūt registruoja tos paruošiamosios pavienius sąrėmius, bet vienai atrodo, kad čia tik tai maudimas, kitai atrodo, kad čia jau tikrai gimdo. Tai va, reguliari gimdymo veikla yra, kai jau bent jau porą valandų sąrėmiai kas 5 minutės, jeigu atsiranda kraujingų išskyrų, tai juo labiau
požymis, kad galbūt jau veriasi gimdos kaklelis. Nekalbu, jeigu nuteka vaisiaus vandenis, nes vandenis kartais gali nutekėti ir be gimdymo veiklos, moteris pajunta, eina į tualetą, tai sako, pokštelėjo kažkas ir per šlaunės. Nu, tai reiškia, yra vandenis. Taip, kad jeigu vien vandenis be veiklos, tai yra rekomenduotina dar šiek tiek tada atsigult pagulėt, kad jeigu ten gimda patonusuotum truputį pirmygę prisispaustų, nes jeigu labai aukštai galvytė ar ypatingai jeigu kita pirmėgė, gali virkštelė kokia iškristi, taip kad geriau truputėlį palaukti ir paskiau jau važiuoti į gimdymo. Dar vienas momentas yra šitos kamštis, gleivių kamštis. Jisai tikrai ne visom moterim pasirodo, bet jeigu jisai pasirodo, paprastai per 3 paras gimdymas, kaip sakoma, gali prasidėti. Jau ženklas, kad reikia ruoštis. Kad ruoštis, bet važiuoti nereikia. Važiuoti reikia, kaip minėjau, jeigu reguliari veikla kas 5 minutės, bent jau porą valandų. O jeigu, sakau, neaišku, ar čia tu gimdai ar negimdai, tu geriau atvažiuoti į priėmimą, patikrins, jeigu netikras pavojus, paleis. Ar gali prasidėti sąrėmiai, bet nenubėgti vandenis? Ar gali? Taip dažniausiai ir būna ir taip geriausiai, kad taip būtų. O atvirkščiai? Nes jeigu nuteka atvirkščiai, būna, kad nuteka vandenis ir nepasiruošia gimdymo takai, tai mes tada keletą valandų, 6-9 valandas galima laukti priklausomai nuo gestacijos. Bet tada jau tenka skatinti gimdymą, ruošti gimdymo takus, tada jau gali būti sudėtingesnis gimdymas. Nes tai yra pavojinga situacija, ar ne? Nėra labai pavojinga, bet tiesiog gali užtrukti ilgiau ten tiesiog. Tai dar labai svarbu, kokios spalvos tie vandenys, tai va, jeigu skaidrus, jeigu ten ypač pakartotinai nuteka, tai čia jokia netragedija. Tai tiek, kad jeigu neprasidės gimdymo veikla, gali tekti ją skatinti. Jūratė, tėčio dalyvavimas gimdyme. Ir svarbu, reikalinga, ar moteris atvažiuos ir susitvarkys pati? Ne, tai be abejo svarbu. Tai vis tiek jie abudu sukūrė šitą mažą žmogutį. Taip. Ir aišku, čia yra susitarimo reikalas poros, bet dabar pastebėjom tą tendenciją, kad tikrai tėčiai ne 100%, bet tikrai dalyvauja gimdyme. Ir jų pagalba ir dalyvavimas yra tikrai labai svarbus ir reikalingas. Aišku, tam tėtis irgi turi ruoštis. Dėl ko mes rekomenduojame lankytis nėštukių kursuose ir tėčiams, arba lydinčiam asmeniui, iš tikrųjų nebūtinai, kartais būna ten ir artimiausia draugė ar sesuo. Tai kad vyras žinotų bent jau elementarius dalykus, išmanytų apie gimdymo fiziologiją, apie moterį psichologiją. Jisai sužino, kaip padėti moteriai gimdymo metu, sąrėmio metu, kada pamasažuoti, ten kaip kvėpuoti, gal kartu reikia pakvėpuoti, iš tikrųjų tai padeda. Kada uždėti šaltą kompresą galų gale, kada ventiliatorium padirbti, ten pavėduoti, iš tikrųjų karšta būna. Tai, o gal paprasčiausiai pabūti šalia, ramiai, tik tai už rankos palaikyti. Kad moteris nesijaustų viena, iš tikrųjų, kad jaustų palaikymą. Ir kad nebūtų taip, kad moteris skausmuose, vyras šone knarkia arba telefone. Jo, turi būti aktyvus proceso dalyvis, o ne pasyvus. Jautrus žmogus šalia turi būti. Dažniausiai taip ir yra, bet visko būna. Yra tekę susidurti per patirtį su tėveliais, kurie galbūt neatvažiuoja pasiruošę, tiesiog neturi tam tikrų įgūdžių arba žinių, tiesiog stokoja. Taip, ir kartais jie būna, atrodo, kad žiūri į medikus kaip į priešus, kad jie gali nuskriausti jo moterį. Gynėjai, taip, būtent. O kai jie turi tų žinių ir jie įsivaizduoja, kad tas procesas vyksta taip, kaip turi būti, tai jiem kažkaip jie irgi ramiau reaguoja. Dar viena svarbi tema – gimdymas natūralus arba cezario pjūvis. Vis dar apipinta mitais cezario pjūvis. Pirminė turbūt rekomendacija visą laiką yra natūralus gimdymas, teisingai? O kokiais atvejais cezaris yra rekomenduojamas? Arba net privalomas? Ne tai, kad rekomenduojamas, yra indikacijos tam. Yra mamos indikacijos, vaisiaus indikacijos. Ir tiesiog Lietuvoje, kad yra tas įstatymas jau kaip ir išleistas moteris pagal savo norą, tačiau jisai nelabai dar veikia ir realiai tik tai Lietuvoje viena gydymo įstaiga tą atlieka, bet prieš tai moteris yra konsultuojama psichiatro, ten nustatoma gimdymo baimė. Tiek vaikeliui, tiek mamai, jeigu viskas eina sklandžiai, visada yra geriau pagimdyti natūraliais takais negu cezario pjūvį atlikti. Tai tiek dėl vaikelio, pavyzdžiui, ir pačios imuninės sistemos, kas yra
kad tikrai yra įrodyta, kad tie vaikeliai mažiau serga infekcinėmis, ypač kvėpavimo takų infekcinėmis lygomis, tie, kurie gimsta natūraliais takais. Nes dar vienas momentas svarbus, pavyzdžiui, yra cezario pjūviai planiniai, kaip dėl sėdmeninės pirmygos arba dėl ekstragenitalinės kokios patologijos. Taigi paprastai truputį tos operacijos atliekamos iki gimdymo termino kažkiek tai laiko. Tai jeigu vaikelį ištrauki, jisai pas mamą ramiai guli ir staiga tu jį ištrauki, jam yra didžiulis stresas, tai yra vadinamas tas distres sindromas, jis sunkiau adaptuojasi, sunkiau pradeda kvėpuoti, žodžiu, būna tam tikrų niuansų. O kas link mamos šnekant, tai joms taip atrodo, cezario pjūvius mes mokam daryti ir paprastai visada gerai sugyja, ypač pirmus cezario pjūvius, kol dar nėra ten saugo kažkokio, bet moteris turi atsiminti, kad pilvas pjaunamas, tai nėra nekaltas dalykas, nusipjauna nervai, tai yra įeinama į pilvą, susidaro tenai saugos. Pačioje gimdoje lieka randas, kuris gali būti nepilnavertis. Sekančiojo nėštumo metu į tą randą gali įaugti placentą. O jeigu įauga placenta, tai viena iš pačių baisiausių komplikacijų, kur paskiau gali ir grėsti ir moters gyvybė, jeigu prasideda kraujavimas iš to. O dažna tokia komplikacija? Reta, bet tose šalyse, pavyzdžiui, kaip Brazilija, privačiose klinikose, kur operuoja 90% pacienčių, tai tenai gana dažnai pasitaiko palyginus. Taip kad jeigu įmanoma, geriau išvengti, nes gali būti ir anesteziologinės komplikacijos, ir nuplyšti, ir kraujat. Taip kad... Bet turbūt cezario pjūvį dažnai moterys nori rinktis dėl to, kad bijo skausmo. Taip. Vienas iš tų, kai tikrai kiekvieną savaitę beveik ateina ir prašo, sako, taip pat bandai perkalbėti ir klausi, kas taip neramina. Tai aišku, daugumo yra skausmas, bet šiais laikais, gal jeigu perinam prie to nuskausminimo, tai yra tiek medikamentinis, tiek nemedikamentinis. Tas nemedikamentinis atsidarimo laikotarpiu, tai yra vonia, sukurinė dušas, bet po teisybei tai vienintelis, kuris padeda, tai yra peridurinis nuskausminimas, nes dujų mes pas save stacionarę nenaudojam, bet kurios irgi abejotina poveikį turi, gal linksminančios dujos turi minti. Pats efektyviausias, jeigu jisai pavyksta padaryti, jeigu gerai veikia, tai yra peridurinis nuskausminimas ir kuris galima prolonguoti viso gimdymo metu iki praktiškai pačio išvarimo. O jeigu komplikacija ir tenka daryti cezario pjūvį, tam pačiam nuskausminimą gali operuoti. Tai va, tai šiais laikais apie epidurinį nuskausminimą. Apie durys į nugarą. Taip. Tai va, yra tam tikrų situacijų, kai negalit anesteziologai daryti šito, tai trombocitopenija, kai mažai trombocitų, tai kad nepakraujuotų į smegenis. Dar vienas niuansas šiuolaikinis jau yra, keliom moterim nebuvo galima daryti dėl tatuiruočių ant nugaros. Jos per rašalą negali durti, atsisako anesteziologai taip pat. Kad siūlyčiau moterim pagalvoti, kur tatuiruoti. O kalbant apie epidurinę nejautrą, apie ką ir šnekam, ją galima atlikti iki tam tikro laikotarpio. Teisingai, jeigu atvažiavai jau tiesiai į gimdyklą, tai jau gali nebespėti. Jeigu atvažiuoji su pilno atsidarimo arba artipilnio, tai tau praktiškai jo ir nereikia. Bet jeigu tu numatai, kad tas gimdymas bent jau 2 valandos ir tie skausmai tikrai jau labai skausmingi, tas skausmas yra labai sunkiai pernešamas, tada jau ir dar numatai vis tiek tai, kad gali ir atsidarius kaklelį, dar gali ir 2 valandas, ir 3 moteris nepagimdyti, tai jau tada galim parekomenduoti nuo kokių 4 cm jau iki. Šalia nėštumo ir gimdymo yra dar vienas labai svarbus pogimdyvinis periodas – žindymas. Ir kartais tai yra ta tema taip pat apipinta daug mitų. Vienos mamos žindo ilgai ir sėkmingai, kitos iškart bando atsisakyti ir, turi savų argumentų. Kokie jūsų būtų patarimai, ką daryti, kad žindymas būtų sklandus nuo pirmos dienos, kiek tai yra įmanoma? Pirmiausia, yra sveikintinas moters noras žindyti. Nes iš tikrųjų, kaip mes susidarėm, nedidelis procentas moterų kažkodėl vis tiek pasirenka maitinimą mišinukais. Tai sėkmingo žindymo sėkmė ir yra pradžia, kad moteris nori žindyti.
Tai svarbiausia yra pasitikėjimas savimi, artimųjų žmonių palaikymas, parama, nekreipti dėmesio į neigiamas patirtis, ypatingai, žinot, mėgsta draugės, sesės pasidalinti, kad man ten nepavyko ar skaudėjo kažką. Tai iš tikrųjų labai svarbu tas nusiteikimas ir aišku žinios. Lankytis nėštukių kursuose, ten tikrai daug informacijos ir praktinių patarimų. Aišku, kartais praktika nuo teorijos skiriasi, bet svarbiausia nepasiduoti, tikrai yra noras. Svarbiausia yra noras. Kartais pirmom dienom arba pirmom valandom po gimdymo moteris paprasčiausiai bijo, kad, sako, pas mane nėra pieno, ten tik tai keli lašai, bet iš tikrųjų pienas pirmom dienom ar valandom jis neturi bėgti upeliais, nes gaminasi tik tai po kelis lašus, ten vadinamo priešpienio, kuris yra tikrai labai maistingas ir atitinka visus pirmos paros kūdikio naujagimio poreikius. Tikrai nereikia įsigąsti. Aišku, jisai gali norėti dažniau žindyti ir jie ir žindo dažniau, bet kuo dažniau žindo, to greičiau užsiveda laktacija, greičiau atsiras tas tikrasis pienukas, jisai pasirodys 3-5 parą. Ir tikrai vaikas, jeigu jūs žindysite, duosite krūtį, tikrai vaikas nenusibadaus. O ką pasakytumėt mamoms, kurios vis dėlto 3-4 dieną nebepakelia skausmo galbūt, susikaupusio pieno, tai vis tiek sukelia turbūt diskomfortą, kad nepasiduoti. Kaip vis dėlto įkvėpti mamas, kad tai yra galbūt sunkumas, laikinas, bet ta vertė yra gerokai didesnė? Ne, tai čia tas ir yra moters psichologinis pasiruošimas gimdymui, žindymui ir su tuo susijusiems sunkumams. Tai paprasčiausiai įkvėpti tos ramybės, kantrybės, kad ne viskas sekasi taip, kaip galbūt tikėjotės, tai tik tai palaikyti, padrasinti ir kad viskas praeis. Viskas praeina. Ir dar labai svarbu pabaigai tėčio vaidmuo po gimdymo. Turbūt taip kaip per gimdymo metu jis dalyvauja pilnavertiškai, žinodamas, ką daro, taip turbūt ir po gimdymo yra labai svarbu nepalikti mamos vienos, ar ne? Taip, ir jie dažniausiai ir nepalieka, jie būna šalia ir ypatingai labai jų pagalba reikalinga būtent po cezario operacijų, nes moteris beveik visą parą, ne visą, pusę paros guli, tai jiems tenka ir pampersus keisti, ir naujagimį maudyti, tą užpakaliuką prausti. Aišku, jie ten prakaituoja, raudonuoja, bet jie tikrai puikiai susitvarko. Bet po gimdymo dar net geriau elgiasi negu gimdymo metu kitą kartą. Taip, jie susijama, jau žino, kad jau tapo tėčiais ir kažkaip... Pasididžiavimas atsiranda pas juos. Taip, jie suvokia ir, kai sakau, tikrai labai gražu, gimė kūdikis, tėčiai apsipila ašarom, tikrai jie pajaučia tos akimirkos grožį. Ir gydytojau, moters sveikata po gimdymo. Nėra viskas taip paprasta. Kelios dienos praėjo, moteris yra greitai išrašomos iš ligoninės. 4 parą. 3-4 parą priklausomai vėlgi nuo, jeigu ta laktacija prasideda sklandžiai, tai ir ne pirmas gimdymas, tai moteris gali ir 2 parų išvažiuoti, nes 2 parų galima genetinį tyrimą imti po pirmo pamaitinimo. Yra tokių, aišku, skiepas po paros ten basaže, bet yra moterų, kurios atsisako skiepų. Tai, sakau, ne kalėjimas, jis turėjo atveju, kad ir iš gimdyklos išvažiavę yra po 4 valandų. Nes gerai jautėsi. Bet šiaip kalbam apie daugumą, tai vis tiek 3-4 parą ir kartais moteris padrasinį, sako, važiuosiu, nevažiuosiu, būna ta virsmas, kai laktacija užsiveda. Realiai per 12 valandų gali būti pieno to pasipila ir praktiškai, kai akušerės labai jo padeda, tai moteris drąsiau išvažiuoja. Ir turbūt, aišku, turėjot minti ir apie psichologinę moters būklę. Ir apie psichologinį, ir apie apsilankymą dar pas jūs pakartotinai. Pakartotinai po 6-8 savaičių rekomenduojama apsilankyti. Jeigu po normalaus gimdymo, tai gimdos involucija jau būna grįžus iki nėštuminį dydį, tada įvertinam, apkalbam apie kontracepciją, klausim, kaip sekasi maitinti ir žodžiu, nuimam karantiną, nes pirmas 6 savaitės nerekomenduojam nei vonioje maudytis, nei santykių turėti. Tai panašiai. O po cezario pjūvio, tai jeigu ten vis tiek po 70 dienų yra iš odos siūlai ištraukiama, ar vienas siūlas, ar tenai daugiau siūlų priklausomai. Ir po cezario pjūvio šiek tiek ilgesnis tas įstatymas yra, nes ankstyvas pooperacinis laikotarpis 2 mėnesiai pilnai atsistato per pusmetį skaitoma. Jūrate, papasakokit truputėlį plačiau apie nėščiųjų mokyklėlės, ko tikėtis bus nėštukiai, kuri ateis pas jūs.
Nėštukių kursų tikslas ir yra suteikti žinias ir pasitikėjimą, nes kuo daugiau žinių, tuo moteris ramesnė. Tai kurso temų amplitudė yra labai plati. Pradedam apie nėštumo eigą, sveikatos ir mitybos ypatumus, pasiruošimą gimdymui, gimdymo eiga, gimdymo nuskausminimas, medikamentiniai ir nemedikamentiniai nuskausminimo būdai, pogimdyvinis laikotarpis, krūtų būklės, kūdikio priežiūra, kūdikio žindymas, psichologinės būklės. Pačioj, kaip sakyt, paskaitų ciklo pabaigoje skiriama ir praktiniams užsiėmimams, kaip mokama kvėpuoti, masažuoti. Kas dar? Dar labai svarbu turbūt būsimai gimdyviai susipažinti ir su aplinka, kurioje vyks gimdymas. Taip, būtent mūsų ligoninėje vyksta tos paskaitėlės, jas veda tikrai savo srities specialistai. Ir kas gerai, kad po jų galima apsilankyti gimdyklose, pasižiūrėti, moteris pamato, į kokią aplinką papuls, apžiūri pogimdyvinės palatas. Tai šitie dalykai, manau, ramina. Ir pabaigai paprašysiu jūsų abiejų po patarimą būsimai mamai, kuri dabar mūsų klauso. Rekomenduočiau, kaip ir pradžioj minėjau, kad pasitikėti daugiau gydytojais ir akušerėmis specialistais, tą informaciją, kuri ateina pastojus, labai atsirinkti, bet vis tiek nesivadovauti bobučių, sakykime, arba forumų ten vairaujančiam nuomonėm, o vis tiek paskutinis žodis lieka specialistų ir tada rasit bendrą konsensusą ir viskas, kas geriausia jūsų vaikeliui. Jūratė. Aš paprasčiausiai pasakysiu, kad būkite drąsios, pasitikėkite savimi, bet būkite pasiruošusios, kad jūsų kūnas, jūsų gyvenimas pasikeis, bet jūs būsite apdovanotos, nes turbūt nėra gražesnio, prasmingesnio įvykio už naujos gyvybės ateimą į šį pasaulį ir nėra nuostabesnio jausmo, kuris užplūsta išvydus savo naujagimį. Ir aš kaip sakau, tai yra meilė iš pirmo žvilgsnio ir meilė visam gyvenimui. Tikrai taip. Tai ačiū Jums labai, kad pasidalinote šiandien savo išmintimi ir patirtimi. Šiandien mes kalbėjome su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės akušerijos ginekologijos skyriaus akušeriu ginekologu Evaldu Sutkumi. Dėkoju Jums. Ir akušerė Jūratė Montvilienė. Dėkoju. Ačiū labai, dėkoju, kad žiūrėjot ir klausėt.